Make it happen! Sveiki! Mes keliaujame į Rygą. Vėl! Dabar dar įžuostu. Ačiū, kad leidai. Tai va, važiuojam į mados savaitę. Tai yra į mados dieną tikriausiai. Važiuojam į mados savaitę, bet tai bus tik tai mados diena. Jo. Ir naktis. Ir naktis. Tai va. Be veido. Ir be veido. Bet autobusas čia vėl nerealus. Turim kavos. Kavos? Tada turim... Ir turim labai geras kelias. Kiek vietos prieš save tada. Čia galima kojas išties. Va, matot. Patogumai. Mojuojam, mojuojam. Ten dar yra Sandra, Gražina, Inga. Daug ten, daug mūsų. Nu gerai, o mes einam toliau valgyt ir miegot. Jinai nori eyelinerių pasidažyti, bet nori, bet nenori. Bet bijau. To do or not to do? To do. Look at me. Ne, nesunku. Čia melagės. Melagės. Nori, kad visas atrodytų baisiai. Va, aš pasidažiau ir be problemų. Tai everything is possible. Atvažiavom į Rygą. Hi! Ai, tu lietuviškai darai. Labas! Sveiki, pasisveikinkit. Gerai, nesakysiu. Čia lietuviškas. Tai aš galiu ir rusiškai pasakyti. Tu davai. Ne, man gėda. Sakyk, prašau. Šį sezoną labai madingi yra auksiniai batai, nes pažiūrėkit. Bet jūs labai esate originalius. Tris. Arba pitoną. Taigi einame mūsų kambarį. Kągi mes čia matom. Balionėlis Simona. Gavom dovanų. Taip, taigi čia vat mano bobutės outfitas. Čia mūsų lovos, tada judam prie stalo, čia labai įdomu yra. Čia gavom dovanėlę. Tada buvo maišelis su Maybelline produktais, parašyta welcome. Ir tušas, lūpdažis, kontūravimo priemonė ir BB kremą. O čia yra Sandros kambarys, tai yra apartamentai. Tiesiog, be komentaro. Greičiau einam, nes... Va, pažiūrėkite šitą. Va. What? Sveiki, mes jau pasigražinom, štai mus papuošė Maybelline tušas, lūpų dažai, jau pasiruošę judėti. Ne, čia šiaip Urban Decay, bet. Nu, nereikėjo sakyti, reikėjo reklamuoti. Ane? Gaila, kad dabar nėra laiko parodyti mūsų naują kambarį, tai yra Sandros naują kambarį, bet gal parodom greit? Parodom. Nes čia ne kambarys, čia yra liuksas 3 kambarių, bet aišku, mes čia jau šiukšlių pridėjom, bet atleiskit, prašau. Welcome to my crib. Taigi čia yra pirmas kambarys. Balionėlis. Čia Sandra. Tada čia mūsų su Simonos kambarys. Čia lovos. Bet pala. Čia vat make-upas ir pala. Vaizdas pro langą. Čia apartamentai. O Kotryna tai be Lifanos. Mano rezidencija, atsiprašau. O čia, nu, žodžių. Mes jau galime įdėti. O kas bus, jeigu netyčia su... O dar parodysim Sandros kambarį. Einam iki Radisson Blu. Čia geltona Simona, Gražina, tada Ieva, tada Akvilė. Ir ten prieki dar fashionistas. O čia aš, Inga, pamojuok. Ir... O, apsanta! Nesitikėjau.
Ten Sandra stragalinė kalė. Va, kaip būna, kai nori atrodyti gražiai. Išsikviesti Karlsoną. Išsikvieskit jai taksą. Oro geras, bet ne su kablais. Aha. Ir ne su vasarinė striukė, kaip aš šiandien nusprendžiau. I'm halfway gone. We fought long enough, and we were holding ropes, but I'm tied to love, saying if we had a moment we could ignite. Instead it's the ones who look in the mirror with confidence, take on the street and own it, who apply passion to everything they do, speak their mind and don't take no for an answer. Since we're trying hard to start a fight, along these streets you read my words in the night. You hear me call, let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in home again? Come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in home again? Labas rytas, prasideda pusryčiai. Čia Simona. Labai mėgo, nu. Labai daug maisto, pas mane daugiau bijo. Žinau, dar kavos vienas. Ir mes jau važiuosim namo. Atsiprašau už veido išraišką. Važiuojam namo. Miegosiu visą kelią namo.